Tai gal mūsų podcast'o klauso Heizas? Nemanai? Kaip jisai taip galėjo sužaisti geriau? Praeitą podcast'ą taip stūmėm, gavo kritikos, tai dabar jau sulašė. Nežinau. Ne, tai ir Samneris turbūt klauso tada. Samneris, tai nežinau, kas antrą klauso, jeigu išmeta jam YouTube'as, tai įsijungia, neišmeta, nepaklauso, nes žaidimas kas antras -6 arba +13 balų, tai nesuprantu, kaip jisai taip gali banguoti. O Heizas, tai man atrodo, jau pasubscribino liktais. Nu, reiks pažiūrėti, kas čia dar. Ką sveiki Nu visi ką, atvykę į naują Neekspertai podcastą. Su jumis geros nuotaikos Justinas ir galbūt netokios geros Vainius. Ką praėjusi Žalgirio savaitė, dar vis vykstanti dviguba Eurolygos savaitė ir mes susirinkome jos aptarti. Sveikas Justinai. sveikas. Turim šiandien aptarimą padaryti, nes įrašinėjom penktadienį vakare. Žalgirio dviguba savaitė jau baigta. Šiuo metu vyksta kitos Eurolygos rungtynės, kurias eisime žiūrėti įrašę šį podcastą. Bet kad galėtume atsipalaiduoti, pradžiai reikia padirbėti ir jum turinio sukurti, kad jūs galėtumėt irgi, jūs turėtumėt ką žiūrėti. Nes tas YouTube'as, tai, prasme, nieko ten gero, ir jums reikia kokybiško kontento, tokio kaip mūsų. Ir šio podcast'o pradžiai parengiau tokį kvizą, Žaidimuką. viktoriną, Žaidimuką. Okay. žaidimuką, vadinkit kaip norit. Vis tiek esi žinomas kaip lietuviško sporto vienas iš heiterių ir tikrai pats esi sakęs, kad nežiūri daug LKL ir kitų Lietuvos lygų. Tai aš tau parašiau kvizą 10 žaidėjų ir tau reiks pasakyti, ar tai Lietuvos futbolo A lygos futbolininkas, ar Lietuvos krepšinio lygos krepšininkas. Per lengva, pamatys. Ir dar gali pasakyti, kokiame klube žaidžia, spėti. Artis Atė. Ai, tai čia Neptūno. Ne Neptūno Neptūno, žaidėjas. bet Pasvalio pieno žvaigždžių žaidėjas, bet žaidžia Lietuvos Yeah. krepšinio lygų. Vienas Šiaip iš taškas. tikrųjų norėjau spėt į pieno žvaigždės visiškai netyčia, bet nežinau, kažkaip sumaišiau su Neptūnu. Na, nesvarbu, atspėjau lygą, jau gerai. Tomas Rapalavičius. OptiBet lygą. Ne OptiBet Top Sport šį sezoną, bet taip A lyga. Top Ir Sport. klubas Klubas Hegelman. Telšių Džiugas. Beveik. Nikola Petkovičius. Top Sport lyga. Va taip, 3 iš 3 kol kas. Ir klubas Klubas bus Plungės Olimpas. Vilniaus Žalgiris. Okay. Okay. Plungės Olimpas. 3 Tikrųjų, iš tai 3. krepšinio komanda, bet 3 nesvarbu. iš 3. Domantas Antanavičius. Top Sport lyga. Dar kartą atspėjo Justinas. Ir klubas? Ir klubas bus Kauno Žalgiris. Ne, bet jau šį klubą esi sakei šiandien. Hegelman. Teisingai. 4 iš 4 judam toliau. Henrik Antonenas. Kantonenas LKL. Teisingai. Ir klubas? Oi, Kantonenas. Nu, nežinau, čia jau koksai Mažeikiai gal kokie. Ne Mažeikiai. Tiesiai į 10-uką. Henrik Antonas Mažeikių gynėjas iš Suomijos. Jeffrey Sarpongas. Sarpongas futbolą jisai kamuolį spardo. Ai, 6 iš 6 galvojau, tikrai toks, sakyčiau, kiek amerikietiškai skambantis vardas pavardė tave, kiek sumaišys ir pagalvosi, kad tai krepšininkas ir spėk, kokiame klube jis žaidžia. Sarpongas žaidžia Lietuvos čempionų. Vilniaus Žalgirį. Panevėžys. Panevėžys. Kitas žaidėjas Davoras Rakičius. Rakičius LKL žaidžia. Ir pirmoji klaida Davoras Rakičius, Dainavos futbolininkas. Top sporto lyga. Ai, gaila. Lukas Valantinas. Futbolas. Krepšinis. Pieno žvaigždės.
Wow. Tai taip, 2 klaidos ir lieka paskutiniai 2 žaidėjai, kol kas iš 8-6. Ernestas Sederevičius. Futbolas. Ir Toks. dar viena klaida LKL. Ir Wow. spėk, kokioje komandoje žaidžia Ernestas. Kėdainių Nevėžį. Utenos Juventus Uniclub Casino. Ir Ai, paskutinis žaidėjas Tomas Rutherfordas. nu tikrai turi būti top sporto lyga. Dar viena klaida iš Justino pusės. Eik. 4 klaidom baigė šį kvizą Justinas, iki tol ėjęs be klaidų, nes tai yra Klaipėdos Neptūnas. Ai, 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 ai. Tokia gera pradžia, bet kaip yra lietuviškas posakis, gera pradžia pusė darbo. Tai pusę darbo atlikau, o kitos pusės dėja ne. Aš buvau įsitikinęs, kad jau surinksi bent jau 9 kokius taškus ir taip pabaigoje išvaistyti. O kiek manai, kad surinksiu prie žaidimo? Kažkur apie 3? pusę. Ai, nu tai daugiau nei pusę surinkau, aš visai patenkintas. 6 iš 6 gera atkarpa buvo, po to šiek tiek specialiai suklydau, kad neatrodyčiau kaip Ekspertas. ekspertas, nes noriu būti ne ekspertas. Nu ką, padarėm įžangą ir gal pakalbėkim apie vis dar rusenančią Žalgirio viltį patekti į įkrintamąsias. Am, Šansai nedideli, kaip žinome, prognozuojamas tikimybė yra tik vos keli procentai, kad susiklostys įvykiai palankiai Žalgiriui, bet šią savaitę Žalgiris padarė viską, ką galėjo. Dvigubą savaitę, 30-31 Eurolygos turai. Žalgiris antradienį susitiko su Bolonijos Virtus, 96-81 laimėtos rungtynės ir kaip minėjau pradžioje, Heizas sužaidė karjeros rungtynės. Kažkaip keista, kad po mūsų kritikos bangos Heizas sužaidžia savo puikias rungtynės, geriausias statistikas surinko praeito ir šio sezono, geriausia statistika iš šitų 2 sezonų. Heizas pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius, išprovokavo 4 pražangas. Man asmeniškai buvo sunku pažinti Heizą aikštelėje, kaip jisai ir gynyboje atrodė neblogai, stabdydamas tiek Dunstoną, tiek Jordaną Mickey, kurie Mickey tik su 2 naudingumo balais, Dunstonas su 7. Tai Heizo įtaka tikrai buvo jaučiama aikštelėje ir tikiuosi, kad Žalgiris, matydamas tokį jo žaidimą, neįteiks jam naujo kontrakto. Nes kitam sezonui, aš tikiuosi, Heizo Žalgiris nepasiliks. Nu, aš iškart po Virtuso rungtynių spėjau, kad su Heisu bus jau išlys kokia naujiena, ypač po Baskonijos rungtynių, kad gal ir 1+1 pasirašo Žalgiris ir matėm su Baskonija, jis taip pat sužaidė žvėriškas rungtynės. Na, turbūt atkuto ir prisiminė, kad reikia užsidirbti kontraktui. Naujam Heisas iki tol nedemonstravęs geros formos, o apie pačias rungtynės, tai ką pirmą rungtynių pusę kova vyko taškas į tašką ir būdamas arenui džiaugiausi vien dėl to, kad Žalgiris laikosi rungtynėse ir kad ar tai persvaras, ar atstumas iki varžovų nėra didelis. Tikrai buvo gera atmosfera ir pasikūrė, na, per skanduotę atsistokime visi. Šiaip iš esmės geras rungtynės, o antroje dalyje įspūdingas Žalgirio pasirodymas trečiame kėlinyje, ypač įsiveržė į priekį žalgiriečiai ir tapo nebepaėmi Virtus krepšininkų. Aišku, reikia pasakyti, kad Šengelija prausė tą patį Brady Maneką gynyboje ir Bradys prastęsęs kontraktą nusprendė, kaip ir galima sakyti, neateiti rungtynes. Taip pat reikia paminėti Keenaną Evansą, kuris ir toliau traukia Žalgirį į priekį, 14 taškų, 7 rezultatyvūs perdavimai ir
19 naudingumo balų. E, Ir turbūt visiems pabaigoje įsimetė Nedo Montulos debiutas, tavo bendra pavardžio, nežinau, giminės, ne giminės, bet tas tritaškis balionas tikrai buvo tokia vyšnaitė ant torto šią gražią šventę 25-mečio, kaip Žalgiris laimėjo Eurolygą. Ir Justinai, pats buvai arenoje, kokios emocijos tau buvo visų rungtynių metu ir ypač po to metimo. Buvo keista iš tikrųjų, būnant arenai ir tiek per žaidėjų pristatymą, kai girdi savo pavardę arenoje, kai žiūrovai ištarė ją Žiūrauskui ištarus vardą. Ir įmetus tiek tą patį tritaškį, aš džiaugiausi gal net labiau nei visi, nes nors ir ne giminė, bet vis tiek bendra pavardis ir apskritai statistikos grafikose matyti savo pavardę yra tikrai smagu. Dalinai bent jau išsipildo tą svajonę krepšininko, kad kažkada atsidarysi statistiką ir pamatysi savo pavardę protokole, tai savo pavardę jau pamačiau ir šiaip rungtynės buvo tikrai geros. Aišku, pastebėjau, kad būdamas arenoje žymiai mažiau matau, kas vyksta aikštelėje, nes arba su ko nors kalbuosi, arba stebiu kitus žiūrovus, arba pats skanduoju ir nei jokių pakartojimų, tik iš tos pačios vietos stebiu rungtynes, tai įžvalgų labai sunku po to padaryti, bet vis tiek žinojau, kad Heizas sužaidė geras rungtynes, iš tikrųjų būdamas arenoje nepasakyčiau, kad Evansas gerai žaidė, bet kaip minėjai, surinko 19 naudingumo balų, 7 rezultatyvos perdavimai, tai atliko tokį kaip ir, nežinau, susirinko tą statistiką taip per nematant. Na, Sumneris irgi toks visiškas viesulas, vėl surinko daugiau taškų negu žaidė aikštelėje minučių, 16 taškų per 15 minučių, užkuria areną karts nuo karto savo staigiais prasiveržimais, greitais praleisdamas pro gynybą, bet aišku, buvo ir broko, 3 klaidos, kartais netokie aiškus ir paaiškinami sprendimai, keisti tokie. Jaunas Lekšas po rungtynių savo straipsnį antraštėje uždavė klausimą, ar jau pasitikime Sumneriu. To paties norėčiau paklausti ir tavęs, ar mes jau tikime Sumnerio potencialu. Potencialų tikėčiau, bet nemanau, kad Sumneris vertas, kaip skelbiama, 500 000 už šį likusį sezoną. Kitam sezonui Sumnerį galbūt pasilikčiau, bet tikrai už žymiai mažiau. Statistika nepasakyčiau, kad tokia ypatinga. Aišku, keiščiausia, kad pasirašydamas su Žalgiriu ekspertai visi sakė, kad tritaškis yra jo silpnoji grandis, lėtas, neužtikrintas metimas, bet Sumneris šį sezoną tritaškius meta beveik 43% taiklumu, dvitaškius mažiau nei 40% taiklumu, tai atvirkščiai netgi statistika koreliuoja su prognozėmis, kad buvo skelbiama, jog Sumneris didžiąją dalį taškų renka prasiveržimais, bet šiaip iš tikrųjų šį sezoną Sumneris didžiąją dalį susirinko tritaškiais, kas yra keista mano nuomonė, bet pamatysime, ar Trinkieris norės pasilikti šį žaidėją, vis tik berods ne jis. Jį surado dar prie Kazio Maksvyčio, Sumneris atvyko į Žalgirį. Tai nežinau, mano nuomonė, kas Trinkierį kartais Sumneriui duoda kritikos ir tikrai teisėtai. Sumneris po keistų sprendimų priekaištavo teisėjam, Trinkieris netgi turi stumti savo žaidėją, kad jisai bėgtų į gynybą ir nešnekėtų su teisėjais ar su treneriais, nepriekaištautų. Tai mano spėjimas būtų, kad Sumnerio Žalgiryje neliks. Aš irgi to norėčiau, nemanau, kad Sumneris yra vertas likti Žalgiryje, o dar ką išskirčiau rungtynėse su Virtus, tai Dovydą Giedraitį, jo gynyba tikrai dabar viena geriausių Žalgiryje. Aišku, trūksta labai, matosi, Rolando Šmito, nors neblogai užkemša minutės kartais ir tas pats Danielis Lavrinovičius. Prieš Virtusą jis žaidė 9 minutės, pelnė 4 taškus.
surinko net 8 naudingumo balus, tai nežinau, fantasy gal kažkam ir labai, jei buvo kažkas pasiėmė, kažkam pasisekė. Uh, Giedraitis irgi tikrai solidus pasirodymas, mes dar pakalbėsim apie mačą su Baskonija, ten aš turėsiu gal daugiau pastebėjimų. Ar dar turi kažką pridėti prie Virtus Žalgiris, ar jau galim judėti toliau? Manau, galime į toliau. Ketvirtadienio vakaras Žalgirio arenoje ir vėl Kaune susitiko dvi komandos. Tai Tadas Sidikerskio atstovaujama Vitorijos Baskonija ir Kauno Žalgiris. Prieš rungtynes bent jau aš tikėjausi Žalgirio pergalės ir maniau, kad tikrai gali pakovoti su Baskonija. Kokie tavo buvo lūkesčiai ir kokia emocija būtent prieš mačą? Tikėjausi pergalės, bet Baskonija labai neprognozuojama komanda, kartais užmėto tritaškį savo priešininkus, bet vakar rungtynėse su Žalgiriu situacija buvo visiškai kitokia. Tritaškiai visiškai nekrito, 4 iš 22, 18%, tai Žalgiriui buvo labai į naudą, kad jų priešininkam taip nesisekė, bet vis tiek buvo skelbiama prieš rungtynes, kad Tadas Sidekerskis galbūt ne visiškai pasiruošęs žaisti. Ir rungtynėse tai matėsi, žaidė tik 18 minučių, tik vienas metimas iš žaidimo ir apskritai surinko jisai tos 12 savo naudingumo balų, bet netrodė užtikrintas visą vakarą ir galbūt vis dar kenčia kažkokias kelių problemas. Pirmoje pusėje labai sunkiai įsibėgėjo Markusas Howardas, antroje pusėje surinko taškų didžiąją savo dalį, bet pirmoje pusėje tritaškiai vienas po kito lėkė pro šalį. Iš rungtynių, ką dar galima išskirti, tai būtų Čimo Manekė, atrodo, tai nebuvo labai geros rungtynės, bet 18 balų surinko. Na, o Žalgiryje Evansas 20 naudingumo balų ir tas pats Heizas antras rungtynės iš eilės surinka 20 naudingumo balų, 17 taškų, 8 iš 10 dvitaškių, 7 atkovoti kamuoliai. Nežinau, sunku labai paaiškinti tokį Heizo žaidimą, bet sezono pabaiga ant nosies ir, kaip minėjai, bando jisai turbūt užsitarnauti tą kontraktą, nes kaip pats interviu sakė, Žalgiryje jisai yra motyvuotas likti. Tai žiūrėsim, kaip bus. Šiose rungtynėse su Baskonija Montvila dėja tritaškio neįmetė, išėjo likus minutiai, bet neprisidėjo niekaip prie jokios statistikos. Kol kas artėja ir Šmito sugrįžimas į aikštelę, bet bent jau prieš Virtus ar Baskoniją nebuvo jaučiamas itin jo trūkumas. Brady Manekas kartais užkamšo tą jo vietą. Danielius Lavrinovičius pradėjo starto 5 rungtynes ir daugiau po 5 minučių neišbėgo į aikštelę apskritai. Ir tu norėjai pakalbėti apie Dovydą Giedraitį, 23 minutės žaidimo prieš Baskoniją, 4 taškai. Sakyčiau, šiek tiek pristabdė, net ne šiek tiek, o pristabdė Markusą Howardą, kuris šį sezoną meta po 19 taškų, kaip minėjau, surinko tik tai 14. Tai nežinau, ar galima visą duoklę atiduoti Giedraičiui, bet jisai tikrai bent šiek tiek vakarą padarė sunkesnį Markusui Howardui. Pritariu tau, kad didelį darbą gynyboje padarė Dovydas Giedraitis, Markusas Howardas vos 2-3 taškai iš 9, bet kas man kliūna Dovydo žaidime, tai realiai puolime kol kas nieko absoliučiai negali duoti Žalgiriui Eurolygoje apart laisvas įmesti tritaškį. Na, labai skurdus, sakyčiau, individualių įgūdžių arsenalas, ypač 1-prieš-1. Matėm pirmajam kėlinyje, kaip gavo bloką ir man atrodo reikia gerinti šį žaidimo aspektą, nes kol kas kartais atrodo, kad Žalgiris tiek puola 4-5. Na, aš nesutikčiau su tavim, Dovydas Giedraitis. Manau, kad turi tą puolimo arsenalą, turi savo firminį judesį, tai crossoverį iš dešinės į kairę, kurį labai naudojo praeitame sezone. Šį sezoną matau jį naudojantį rečiau, bet
aišku, buvo tų klaidų, kai pašoko su kamuoliu prie tritaškio linijos, galbūt metimas ir nėra labai stabilus, bet apskritai į greitą puolimą bėgdamas Dovydas moka užsibaigti ir iš kitos lanko pusės šokdamas, vienoje lanko pusėje užsibaigti iš kitos pusės, tiek su kairė, tiek su dešinė, perėmė 3 kamuolius, iš kurių 2 taškai buvo greitajame puolime. Tai aš nesutikčiau su tavim, kad Dovydas yra visiška skylė puolime. Taip, gal rungtynės kartais nesiklosto labai gerai, bet sezono vidurkiai tritaškiai 45 beveik procentai taiklumas, tai aš nesakyčiau, kad jisai puolime yra prastas, baudos 90 procentų, taip, dvitaškiai tik 35 procentų taiklumu, bet jis apskritai nemeta daug metimų, nes yra kitiem žaidėjim kam rinkti ir šiaip yra nėra labai aukštas, tai tuo labiau, kad žaidžia dažniausiai be kamulio, o jo rolė yra tiesiog stabdyti komandų pavojingiausius žaidėjus, o ne puolime rinkti taškus. Kalbant apie pačias dar rungtynes, tai Baskonija per pirmą pusę 0 tritaškių pataikė. Markusas Howardas apskritai per visą mačą vos 2 tritaškai iš 9, Kostelo 0 iš 4, Marinkovičius 2 iš 6. Tikrai prastas pataikymas. Čima Monekė, sakyčiau, statistikoje neatspindi gal kaip Žalgiris pristabdė šį žaidėją, nors jis surinko 18 naudingumo balų, bet tie balai, sakyčiau, buvo ir taškai renkami, kai jau maždaug trečiam, ketvirtam kėliny, kai jau daugmaž viskas buvo aišku ir Žalgiris pirmavo daugiau nei 10 taškų ir ką pasako plius minus. Geros rungtynės į Žalgirį ir solidi dvigubą savaitę ir vėl grįžęs tikėjimas į Kauną, tačiau nereiktų užsihypinti, manau, nes vis tiek pleino tikimybė kiek čia 5 procentai, maksimum 10. Taip, bet Žalgiris nepasiduos ir manau, kad didžiausias iššūkis laukia jau už 2 savaičių vienintelėse likusiose išvykos rungtynėse Monake, kuris dar nėra užsitvirtinęs namų pranašumo, tai motyvacijos tikrai, manau, klubas turės. O kitą savaitę laukia Žalgirio Milanas, Emporio Armani, šiuo metu labai karšta komanda. Paskutinėse rungtynėse Milanas įveikė Monaką beveik 18 taškų. Apskritai komanda gal nėra stabili, nes dar savaitę prieš Baskoniją buvo pralaimėję 15 taškų, prieš Asvelį prieš 3 savaitės pralaimėjo, tai komanda labai nestabili, bet šį vakarą Milanas susitinka su Fenerbahče ir po šių rungtynių labai gerai matysis realūs Milano šansai patekti į atkrintamąsias. Turi tiek pat pergalių šiuo metu, kiek Žalgiris, bet sužaidė vieneriomis rungtynėmis mažiau. Tai kitą savaitę laukia Žalgirio labai svarbios rungtynės ir viltis dar gyva ir pažiūrėsim, kas bus. O dar šią savaitę buvo ištraukti burtai olimpinių grupių Paryžiuje vykstančiose olimpinėse žaidynėse. Galim trumpai apžvelgti grupės. Liepos 2-7 dienomis vyks ir kvalifikacijos turnyras, kuriame dalyvaus ir Lietuva. Kaip manai, realūs šansai Lietuvai išeiti į olimpinės apskritai, bei kokios galimybės lauktų jų grupėje išeiti į kitą etapą? Lietuva tikrai privalo laimėti olimpinę atranką Puerto Rike ir iškovoti tą kelialapį. Pagrindiniai varžovai bus tai šeimininkai Puerto Rikas ir Italija. Visgi norint žaisti olimpiadai, tu turi apsižaisti tokius varžovus ir patekti į olimpiadą, manau, be klausimų. Tai
manau, jeigu bus Sabonis, Valančiūnas, Grigonis, kiti geriausi Lietuvos žaidėjai ir nebus jokių traumų, tai tikrai Lietuva turėtų tas sugebėti padaryti. O olimpinėse žaidynėse, manau, vienos stipriausių visų laikų laukia dvi stiprios iš Amerikos žemynų komandos, tai Kanada, JAV, taip pat visada stiprus Australai, Prancūzai, pasaulio čempionai, Vokiečiai. Taip pat nenuvertinčiau ir serbų, kurie buvo pasaulio čempionato finale. Mūsų grupėje C Serbija, Pietų Sudanas ir JAV laukia. Jei aišku pateksime, reiktų tiesiog kuo didesnių taškų skirtumų laimėti prieš Pietų Sudaną, kas irgi nebūtinai bus taip lengva, nes man atrodo pirmasis rungtynės žais būtent Lietuva prieš šią Afrikos komandą, o nežinau, ar įkast tai turbūt kosminiai JAV rinktiniai, manau, bus sudėtinga, bet pamatėm Karniausko liežuvį pasaulio čempionate, dabar gal pamatysime ir vėl kažką panašaus, gal iš kitų žaidėjų ir su serbais tikrai, manau, galim kovoti, nors, sakau, šiuose olimpinėse žaidynėse matau 9,10 komandų, kurias galėtų patekti į stipriausių ketvirtą. Šiaip iš tikrųjų labai intriguojančios olimpinės laukia apskritai labai sportų prasme vasara laukia įdomi, bus ir Europos futbolo čempionatas, ir olimpinio atranka, ir pačios olimpinės. Tai vasara tikrai nusimato labai smagi ir iš tikrųjų aš laukiu olimpinių ir tikiuosi, kad dalyvaus pačių stipriausių sudėčių komandos. Kanada jau pasaulio čempionate iškovojo bronzą ir įrodė, kad yra labai stipri komanda. Tai jeigu komanda dar pasipildytų tokiais žaidėjais kaip Džamalas Maris ar R.J. Barrettas, Andrew Wigginsas, tai Kanada tikrai, manau, galėtų pasipriešinti Amerikai, kuri ar bent jau mesti šiokį tokį iššūkį, bet tai nepasakyčiau, kad labai realu. Prieš porą savaičių darėm su Vainiumi epizodą, kuriame prognozavau, kad Amerika laimės olimpinės žaidynės 5 kartą paeiliui. Jau aišku, kad Amerikai atstovaus tokios žvaigždės kaip Stefas Karis, Kevinas Durantas, LeBronas Jamesas, Devinas Bookeris, Jasonas Teitumas, Kyrie Irvingas išreiškė norą dalyvauti rinktinėje. Taip pat išvysime ir Joelį Embidą, kuris buvo siejamas su Prancūzijos rinktinė. Iš tikrųjų labai įdomu pamatyti ir tą pačią Vokietijos rinktinę, kuri jau parodė, ko gero, savo maksimumą, pasipildytų nebent tik tai Maxi Kleberu. Kaip manai, kokie šansai Vokietijai? Didžioji dalis potencialo jau buvo pamatyta pasaulio čempionate ir olimpinėse. Manau, kad vokiečiai tikrai nebus tokie stiprus. Aš nenustepčiau, jei vokiečiai grupės etape gautų nuo tų pačių japonų, kurie turbūt atsiveš Hačimūrą, Vatanabę ten ir pasaulio čempionate turėtų neblogų kažkokių žaidėjų. Bet taip pat ten turbūt bus ir Latvijai, Brazilai arba Juodkalnija. Irgi gana stipri komanda. Aišku, vokiečiai gali ir nustebinti, irgi būti geriausių ketvirtė, sakau, labai intriguojančios olimpinės žaidynės laukia. Sakyčiau, A grupė tai iš viso kosminė gali būti, jeigu išeitų graikai, slovėnai arba ispanai, ir ta pati Bahamų rinktinė susirinkusi NBA žvaigždės, tai tikrai A grupėje realiai bet kas tada gali išeiti iš tos grupės ir bet kas gali likti ketvirtas. Tad labai įdomios olimpinės žaidėjas mūsų laukia vasarą, pritariu tau. Jo, bet aš manau, kad dar A grupiai trumpai, kad Australų rinktinė jau pakankamai sena ir matėm, kaip sunku buvo pasaulio čempionate ir krito Australija ketvirtfinalyje, berods ar aštuntfinalyje. Tai paskutinės Patty Millso Australijos vedlio žaidynės ir aš nenustepčiau, jeigu ta pati Australija neišeitų iš savo grupės. Tai taip, iš tikrųjų laukia labai intriguojantis
turnyras Paryžiuje. Nu tai ką, laukia manęs dabar krepšinio desertas Panathinaikosas Barcelona. Na štai, už lango jau vakaras, 5 laipsniai. Kitą savaitę prognozuojam, dar nesijaus pavasaris, bet ačiū, kad žiūrėjot. Labai dėkojom, kad žiūrit. Paspauskit like, paspauskit subscribe. Ir dar Vainius tars jums keli žodžius. Antradienį Lietuvos futbolo rinktinė žaidžia rungtynes Dariaus ir Girėno stadione prieš Gibraltarą. Visus kviečiu ateiti, pasižiūrėti, palaikyti rinktinę. Pirmasis mačas baigėsi 1-0, antrajame tikimės bent 3 įvarčių iš Lietuvos pusės. Bent jau aš tikiuosi. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.